Jeigu dar važiuodamas į Kauną kažkaip galvau, kad žinau, ką noriu pasidalinti, yra užrašų kupriniai, tai po tokio pristatymo ir po palaiminimo, tai belieka tikrai kliautis tik Dievo gailestingumu, nes visa tai, kas atrodo buvo svarbu, tampa antrais dalykais. Tema, kurią man pasiūlė, tiesą sakant, nesirinkau, yra pakankamai svarbi ir skausminga. Jėzus gailestingumo vaistai arba Jėzaus gailestingumo vaistai. Turbūt patys žodžiai, kuriuos šios dienos organizatoriai sudėjo į šitą temą, atskleidžia vieną iš tokių sunkiausiai priimamų tiesų, kurios nepriėmus Jėzus lieka mums tolimas. Turbūt esat girdėję, sako, yra Kristaus gerbėjų ir visai nemažai, tik taip mažai sekėjų. Gali nutikti, kad esam bažnyčioj, bendruomeniai, daug kalbama apie Kristų, gražiai apie jį giedama, bet vis tiek šalta, vis tiek nelabai kas keičiasi. Taigi ta pirma tiesa, kurią sunkoka apie save priimti, išpažinti ir su ją susitaikyti, kad esu ligonis. Vieni su ta tiesa kažkaip greičiau, nuolankiau, kitiems užsispyrusiems reikia begalės ligos istorijos, kurią surašo gydytojai savo rankomis, visokių kodų, F ir ne F. Ir tai vis tiek dar turiu prisipažinti, kad net ir turint diagnozes, gyvenant ramiau, pradedi galvot, kad vis tiek esi sveikas. Ir nelabai reikia Jėzaus kaip gelbėtojų ir gydytojų. Vis tiek nori tapti jo bendradarbiu, kartais auklėtojų, mokytojų ir taip toliau. Taigi pirma tiesa, esu nusidėjęs, nusidėjėlis, kuriam nieko nereikia daryti, kad nusidėtų. Tikrai būna, kad kartais norisi ruošiantis gailestingumo vaisto šventimui, susitaikinimo sakramentui, eiti ir sakyti, viešpatie kažkaip nieko blogo lyg ir nepadariau. Bet viešpats mūsų sukūrė ne tik tam, kad nieko blogo nedarytumėm. Esu atsakingas, esu kaltas, kai nedarau to, kam viešpats mane kviečia ir įpareigoja, nes to nedarydamas kenkiu savo. Aš tikrai ilgą laiką negalėjau pakęsti bet kokio savo mažumo, trapumo, ribotumo ar beprotybės apraiškos. Nuo vaikystės atsimenu save kaip tą, kuris jaučia, kad reikia Dievo, nes pačiam nepavyksta įgyvendinti visų sumanimų, pačiam nepavyksta atvesti į protą tėvų, mokytojų, bendradarbių, klasiokų, sesės ir taip toliau. Aš nėriau į religiją su noru tapti stipriu. Aš jaučiau, kad pats nesusitvarkysiu. Ir visi puikiai žinom, bent jau čia susirinkę, kad malda yra ta vieta, kur turėtų būti apsčiai pokyčių ir apsčiai malonės. Deja, turiu pripažinti, ne vienus metus aš užsiminėjau įvairiom manipulacijom. Aš eidavau pas Jėzų, pas Dievą, su begalė nurodymų ir aiškinimų, užsiimdavau religiniam derybom ir norėdavau pasiekti neblogą susitarimą, abiem pusėm naudingą susitarimą. Žinau tokį manipulaciją, kad Dieve, aš tave mylėsiu, apie tave gerai atsiliepsiu ir tau priklausysiu jai, su labai daug sąlygų, jeigu tu padarysi, ką reikia. Viešpats tylėjo mano daugžodžiavimo akivaizdoje ir man atrodė, kad pritarė man. Ir aš jam nuoširdžiai žadėdavau maldingus devindienius, valgymus arba nevalgymus, gerus darbus, kurių viešpats be manęs negali atlikti, kurių jam verkiant reikia ir dar ką nors. Ir pasistengus 9 dienas jausdavausi apgautas. Dieve, nuoširdžiai stengiausi. Viską padariau iš savo pusės, o tu kažkodėl dėlsi. Man priklauso tavo malonė. Aš ją užsidirbau. Ir tikrai ta įtampa tarp manęs ir viešpaties labai augo. Tada nuėjau į kunigų seminariją, galvau, kur, o ten išmoksi, kaip teisingai melstis. Išmoksi tekstų ir visokių gražių praktikų, kurios išjudins Dievą, kurios kažkaip
privilios jį spręsti mano problemų. Neretai šiandien reikia pripažinti mano sukurtų problemų. Neblogai mokiausi, bent jau tą sako ten ta knygelė, bet nieko neišmokau. Prisiskolinau daug gražių tekstų, ruošdavau Viešpačiui jautrius poezijos vakarus, rinkdavau įvairius tokius nuopelniukus, kad pridengt savo mažumą, ir kuo toliau, tuo labiau pykdavau ant Dievo ir ant žmonių, ant savęs taip pat, kad kažką netaip darau, kad kažko neišmokau. Pykdavau ir neleisdavau dar savo to pripažinti, nes katalikai nepyksta, nes pyktis kažkodėl sako yra nuodėmė, nors nežinau, ar tai tiesa. Tada neliko nieko kito, kaip nusivilti viskuo ir ieškoti nusiskausminimo. Aš atsimenu, kad grįžęs po studijų ir puolęs į darbus, tikrai nemažai stengiausi ir nuoširdžiai stengiausi. Ir va ta liaudės patarlė, kad gerais norais kelias į pragarą grįstas, labai skausmingai suskambėjo mano gyvenime. Aš stengiausi kuo geriau ir kuo labiau stengiausi, tuo sunkiau buvo ištverti gyvenimą, koks jisai gaunasi nuo mano pastangų rezultatus, ir norėdavosi pykti. Tai šiandien šiek tiek mažumėlė jau žinau, kad Jėzus, kviesdamas mane juo sekti, myli mane ir tik dėl to. Jis neturi prabangos stebėti abejingai mano gyvenimą. Kaip ir aš neturiu tos prabangos, kai mano mylimas žmogus pradeda save naikinti. Man atrodo, kad Jėzus diktuoja sąlygas savo įsakymais, nurodymais, ten sakramentų šventimais ir kuo tik nori, kad išpildžius tas sąlygas man priklauso. O šiandien žinau, kad tai meilės kalbėjimas, kad tai nėra sąlygos. Šiandien žinau, kad negaliu nieko tokio atlikti, nors ir didelis jaučiuosi kartais, kas užgesintų Dievo meilę. Dievas te gali mylėti. Ir tą labai aiškiai patyriau, turiu pripažinti, ne gyvųjų akmenų bendruomeniai, nors kartais būdavau, ypač studijų metais. Čia pirmą kartą ir į kailį gavau, išeidamas vakare. Ne kitose bažnyčiose, kur atrodo tiek daug gražių galimybių, o po Lukiškių skliautais, kur Viešpačiui nieko negalėjau pasiūlyti. Kur ne tik aš, bet ir visi puikiai žinojo per padidinamą stiklą mano bėdą, mano gėdą, mano bejėgystę, mano beviltiškumą. Tada atsimenu, mano tėveliai labai pergyveno, nes apie mano bėdas, nes kunigai bėdų neturi, tai sužinojo ne iš manęs, man pritrūko nuolankumo paprašyti pagalbos, o iš žiniasklaidos. Ir jiems buvo labai įdomu, ką aš galvoju, kaip aš atrodau ir kas bus toliau. Ne tai, kad labai įdomu, jie labai bijojo. Ir jie sugalvojo Trojos arklį, turbūt tą filmą buvo matę, kaipgi nueit paklausti, jųgi nieks neįleis. Tai atsiuntė kunigą, išverkė pas vieną jauną kunigą, kuris nepabijojo susigadinti reputacijos ir aplankyti kalintį jį, nors Viešpats tą ir kviečia daryti. Jis atėjo, mes truputėlį pasikalbėjom, išeidamas sako, žinai, Kestai, dabar gavėne, toks ypatingesnis metas, daug darbo, klausyklų ir visur kitur, o mes su jaunimu sugalvom didį penktadienį į kryžiaus kelią. Tai tu turi dabar apšiai laiko, gal galėtum parašyti mąstymus tom stotim. Ir aš atsimenu, pažiūrėjau jį su tokiu pykčiu sumišusiu galvoju, Dieve, beprotis tikras, ar jis nemato, kur aš, kokiam aš mėšlikiau sur apie kokius mąstymus. Man iš vis baisu mąstyti, nes bijau išprotėti. Man norisi atsitraukus stebėti, kad neperdegtų širdis ir galva. Aš aišku jam tą pasakiau, kad adekvatumo truputėlį trūksta, jūs apsidairykit ir perduokit tėvam linkėjimus ir važiuokit iš kur atvažiavę. Ir jam išvažiavus, po kelių dienų, neturint ką veikti, bijant išprotėti ir taip toliau, galvoju, vis tiek žmogus rizikavo. Važiavo, rizikuoja užsikrėsti negarbę dėl manęs. Neturiu ką prarasti.
pabandysiu parašyti. Ir va ten prasidėjo turbūt didieji pokyčiai. Pirmoji kryžiaus kelio stotis visiems mums iki skausmo žinoma. Viešpats žmogaus teisme. Aš buvau pasiryžęs numirti ir pats save nužudyti, kad nieks nesužinotų mano bėdų, nes bijojau, kad kaltins Dievą. Ir tai mažai kas sakys. Ten Dvareckas prisidirbo. Tas Dvareckas nubluks ir liks, kad koks ten Dievas, jeigu jo kunigai tokie. Ir aš tikrai galvojau net realius visokių pabėgimo iš gyvenimo planus, kol Viešpats mane sustabdė, sugavo, sulaikė. Vieną vakarą, atsimenu, žvelgiant iš grotuoto pusrūsio, man tos grotos taip priminė tinklą, iš kurio nepaspruksi. Ir toks atėjo suvokimas, kad esu ne tik visuomenė nuo mano beprotybės saugoma, bet visų pirma, aš pats saugomas nuo savo beprotybės ir savęs naikinimų. Kad esu beviltiškas savęs naikintojas, turintis begalę gražių pasiteisinimų. Taigi pirmoji kryžiaus kelio stoty, kai Viešpats Jėzus teisiamas, pirmuose puslapiuose ir komentaruose, suprantu, kad tai ne praeitis, o realybė, kuri vyksta dabar ir čia. Ir vyksta konkrečiai dėl manęs. Tuomet ateina tas, kas aš tau toks Viešpatie. Juk nieko negaliu duoti, net pažadėti. Pažadus duotus savo nuoširdžius žmonėms ir Dievui laužiau iš savo bejėgystės ir liguistumo. Aš nieko negaliu tau, Dieve, duoti skyrus begalę nevilties, kalnus nuodėmių, ateities baimės ir ką tik nori. Ir visgi tu sutinki stoti žmonių akivaizdu ir būti teisiamas, užstoti mane. Toliau būnant ir rašant, vis stiprėjo tas klausimas, tai kas aš tau toks? Aš visą laiką seminarijoje, namuose, ten vaikystėje patarnaudamas galvojau, Dievui manęs reikia. Reikia, nes galiu kažką nuveikti dėl jo. O čia labai aiškiai, aš nieko negaliu. Galiu tik pripažinti, kad liepto galas. Ir vat tuomet prasideda pokytis. Pasidavus Dievui, pralošus Dievui, nustojus muistytis ir irkluoti, prasidėjo pokyčiai, kurie neįmanomi, nes Dievui nėra negalimų dalykų. O tas man svarbu šiandien niekada nepamiršti, kad Dievas į mane kreipiasi, nes mane myli ir nori mane išgelbėti ir ne dėl ko nors kito. Ta dar visai neseniai, turbūt kai kurie matyti veidai girdėjot, bet pasikartosiu, suvokiau per konfliktą su kardiologė. Aš dėl savo netvarkingo gyvenimo būdo tikrai turiu ligos istoriją, gražią ir įstabę. Ir žinot, kaip lietuviai gydosi. Reikia būtinai rasti vedėjas skyrius, bent būtų gerai DRI, DOTS, profesorių, ką nors tokio, neisi pas rezidentą su savo širdies reikalais. Aš irgi radau, kaip įeiti pas profesorių į kabinetą. Ir dar atsimenu, tada mano liga pasireiškė. Nebandžiau eiti tiesiai, iškart ieškojau apylankos, dėl ko jinai labai juokėsi. Ir aš metus laiko pas ją lankiausi kiekvieną ten paskirtą dieną, nevalgęs, važiuoji, prisiduodi kraują, daro tyrimus ir nuolat dūsauja, kad stabiliai blogėja. Ir aš šitoj pavargęs nuo to važinėjimo, tokia beprasmybės jausmas užėjo, galvojau, kad parodysiu tą tokį įstabų pasitikėjimą Dievu ir sakau, klausykit, daktarė, gal nebevarkim. Tai prasme, aš turiu malonesnių užsiėmimų rytais, jūs tikrai turit ką veikti ir aš čia jūs gal net trukdau, bus kaip Dievas duos. Ir jinai pakėlus balsą sako, prie ko čia tas Dievas? Tu nieko nedarai iš to, ką aš tau sakau. Ir tikrai tenka pripažinti, kad metus laiko aš girdėjau, kad jinai kalba ir skiria man išskirtinai daug dėmesio. Galvau, kalba dėl to, kad paliktų įspūdį, kad nuramintų, jog jinai žino, ką daro, kad pasitikėčiau, kad pagrįstų savo profesorės vardą ar dar ką nors. Bet niekad nemaniau, kad kalba tai, ką turiu daryti.
Ir kad vieno kalbėjimo klausimusi man dar mažai kas keičiasi, man blogėja. Ir tada jinai ten supykusi, kai kurias mano replikas atrėžė, sako, mandravokit, pažiūrėsiu, kas po kelių metų pampersus keis. Ir aš tada atsimenu taip sutrikęs, sakau, bet jūsgi su širdim dirbat, prie ko čia tiem pampersai. Ir jinai sako, tavo amžiaus vyrai labai retai po insultų gali patys apsitarnauti, lieka priklausomi nuo kitų gerumo ir žmogiškumo. Važiuoju iš tų Santariškių lietingą rytą ir galvoju, jeigu jinai nemeluoja ir nutiktų taip, kaip jinai šneka, kur su tais visais pampersais reikėtų dėtis. Ir tokia bejėgystė. Pas tėvus, kurie jau vieną kartą palytės keitė, kurie sužeisti mano gyvenimu ir dar turi ką veikti, kur slaugos ligonės, dar kur nors, žodžiu, neradau pasiteisinimo ir varianto, kuris leistų ramiai nieko nekeisti. Aš jau ryte nuolankiai skambinu ir sakau, klausykit, daktarė, ką jūs ten sakėt, ką aš turiu daryti? Ir ta situacija labai demaskavo mano santykį su Dievu. Aš einu pas viešpatį panašiai kaip pas tą gydytoją ir sakau, atnešiau savo mėsas, tu kalbėk ten, dabar tu daryk, uždėk rankas, ten dar ką nors. O viešpats kviečia daryti smulkmenas, kurios atrodo nereikšmingos. Aš atsimenu, kai kardiologė pasakė, kad turiu daryti, tikrai nusiminiau, nes nieko įspūdingo, kasdieniai ir paprasti dalykai. Ir panašiai su viešpačiu. Turbūt atsimenat visus stebuklus, praktiškai didžiąją dalį aprašytus Naujam testamente. Pirmasis stebuklas vestuvės Kanoje. Marijos paraginti žmonės daro, ką sako Jėzus. Daro nereikšmingus dalykus, duoda tai, ko turi. Mane tas visada labai trikdo, nes aš labai daug jėgų išvaistau išsisukinėdamas nuo darimų. Kai man Jėzus sako, pripilkite indus vandens, aš pradedu aiškinti, kad jis nesuprato, ko prašau. Kad ne vandens reikia, vandens ir taip daug. Kad ne vanduo baigėsi. Kai pirmieji mokiniai, atsimenat, sekdami Jėzų, rodo didelį gailestingumą ir sako, žiūrėk, kiek žmonių ir jie alkani, o alkana minia yra pavojinga, paleiskim juos, tegul savim pasirūpina. Jėzus sako, ne, tai jūs duokite jiems valgyti, duokite tai, ko ten suskaičiavus atrodo ir patiems trumpam užteks, jeigu užteks. Man irgi tokiuose situacijose gyvenime norisi aiškinti viešpačiui Jėzui, kad jis nesupranta, ką kalba. Atsimenat, artimieji, ne taip seniai prieš porą savaičių Evangelijoje kaltino Jėzų, kad jis išėjęs iš proto, kad elgėsi neprognozuojamai ir neprotingai. Ir va tas išdrįsti daryti tai, kas atrodo nelabai turi prasmės, daryti vien dėl to, kad Jėzus kviečia, daryti net nesitikint, kad tai kažką labai stipriai pakeis. Atsimenat, ir mokiniai ten pavargę paryčiais, ar kada ten Jėzaus užkalbinant, sako, užmeskite tinklus. Ir jie nuoširdžiai sako, visą naktį vargę nieko nesugavom, bet dėl tavo žodžio užmesiu. Aš dažniausiai užstrigdavau, kad viešpatie visą naktį jau viskas išbandyta. Ir šiandien labai dažnai aidi žmonių, kuriuos sutinku gyvenimuose, tas viską bandžiau ir niekas nepadėjo. Nenoras daryti kasdienių dalykų, kuriems mūsų įpareigoja Jėzus. Taigi Jėzus gailestingumo vaistai arba jo gailestingumo vaistai man yra visų pirma jo besąlygiška meilė. Bet tas toks atsipalaidavimas gal, kad jinai nesunaikinama jo nukryžiuota meilė. Toks, kad nieko tokio baisaus negaliu padaryti, ko Dievas negebėtų pataisyti. Kad aš galiu nustoti mylėti, galiu būti neištikimas savo ir Dievui, bet jis išlieka ištikimas. Ir kad mes per mažai mąstom ir kalbam apie tai, kaip Dievas dėl mūsų kovoja. Mes kažkaip labiau susirūpinę ir jaučiamės nusipelnę, kad mes labai daug darom. Bet iš tikrųjų daugiausiai, ką galiu padaryti, aš šiandien, tai netrukdyti Dievui veikti.
Man labai dažnai norisi apriboti Dievą, sakant, iki čia, arba tik tai gali daryti, paliekant visokius, nežinau, tokius paribius ar kažkokias zonas, kur pats savo esu viešpats, reiškia ir teisėjas, ir visą žinantis, ir kas tik nori. Taigi Dievas myli mane be jokių sąlygų ir tik dėl to kreipiasi. Kreipiasi ir kviečia daryti. Kad tikėjimas be darbų, sako, yra miręs. Kad žinojimas dar mažai ką keičia. Kaip tik galbūt padaro mane, kaip čia tokiu apsunkusiu, įtaigesniu manipuliatorium, bet ne iš tikrųjų tuo, kuris gyvena ir džiaugiasi gyvenimu. Taigi pirma tiesa, artinantis prie Jėzaus, kurį dažnai išgąsdina, kad esu netobula, švelniai tariant, ir kad man nereikia to slėpti. Kad aš einu pas Jėzų neinformuoti, kas man nesigauna, jis tą geriau negu aš žino. Aš einu pas Jėzų, kad jis man padėtų susivokti, ką turiu daryti, kad tobulėčiau, ką turiu daryti, kad sveikčiau. Turbūt žinot visi, kad mūsų visų bendras pašaukimas yra pašaukimas į šventumą. Ir prieš gerus metus, daugiau laiko praleidžiant su šventųjų biografijom, gėdingai man vėl iškilo nemaloni tiesa apie mane. Aš kaip privairuoju akligatvį, puolu aiškinti Dievui ir žmonėms, kas ką turi daryti. Tie žmogeliukai, tokie patys kaip mes, su savo būdo trūkumais, nustebau, kad jie jų turėjo, su talentais ir netobulumais, klausia Dieve, ką aš turiu daryti. Aš dažniausiai rėkiu Dieve, kaip nors pakeisti tą realybę, kurioje tvanku, kurioje nežmoniška, kurioje neišeina. O jie klausia, ką toje realybėje turiu daryti aš. Tas atsakomybės už save prisiėmimas. Kad tikrai nebūti Dievo vietoj. Atiduoti pirmumą Dievui, pasiduoti Dievui, atiduoti savo gyvenimo vairą, savo gyvenimo vadžias į jo rankas. Žinant, kad dažnai bus, jog jis ves ten, kur nenoriu, bet man reikia būti. Jėzus nemažai patiria atmetimo net iš artimųjų, iš mūsų kartais, nes ateina mūsų gelbėti, o ne mums patikti. Evangelijoje atsimenam tas situacijas, kur patiko Jėzus, nes gydė, nes daugino duoną, patiko žmonėms Jėzus ir jis nuo jų bėga, nes jis ateina gelbėti. Ir dažnai jo veikimas gali sukelti skausmą, nes jo veikimas yra gryninantis ir apvalantis, ir jeigu nepalieku jam kito pasirinkimo, kaip kišti pagalį į ratus, kai varau į bedugnę savimi tikėjęs, tai čia yra jo meilės kaina. Aš vienose rekolekcijose buvau gavęs užduotį pabūti su Jėzaus palaiminimais tą dieną ir išsirinkti vieną, kurio melsiu ir kurios stengsiuosi gyventi. Ir man buvo labai gėda, mėginau įsisukti nuo vakarinio pokalbio su dvasinė palydėtoja, nes kaip aš toks dvasingas nenoriu nei vieno, jeigu sąžiningai. Aš norėčiau, kad Jėzus mane gelbėtų duonos padauginimais, pasivaikščiojimų prie ežero, pusryčiais ten su ta kepta žuvim ant žarijų. Ir sveika, ir visaip kitaip, ir romantiška. O Jėzus kreipia žingsnius į slėnį nuo Taboro kalno, kur gera būti. Ir sako, eik šalin, kai mėginu sakyti, gal nebereikia, gal įsikurkim ten, kur gera. Bet jis veda ten, kur reikia man būti, kur esu valomas, kur esu gydomas. Jeigu gydytojai darytų tik tai, kas man malonu, kažin kuo baigtųsi. Apskritai gydytojų tarnystė bjauroka tuo, kad daro tai didžioji dalis jų, kas man visiškai nepatinka. Ir jeigu galėčiau išvengti, tikrai išvengčiau. Bet taip nuskriausčiau ne juos, o save. Panašiai su Dievu, jo tarnystė, o Jėzus sako, neapsigaukit, atėjau tarnauti, ne kad man lankstytumėtės ir tarnautumėt ir savo gyvybės kainą daugybės išpirkti.
Jo patarnavimas yra skausmingas. Neretai skausmingas, nes jis daro ne tai, ką aš vien noriu, o tai, ką reikia. Kad būčiau išgelbėtas, pažadintas iš sapnų, iš melo, sustabdytas klystkelyje ir taip toliau. Dievas kovoja už kiekvieną iš mūsų. Jėzaus gailestingumo vaistai visuomet yra ir žmonės, kuriuos jis leidžia sutikti, nes jų nėra atsitiktinių. Jėzus sako, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, aš pats esu, aš pats veikiu tarp jų, aš esu jų tarpe. Mano daug klaidų ir daug skausmo, tokio grandininė reakcija įsišaukia tada, kai aš atstumiu žmonės, sakydamas, aš pats, aš vienas, aš geriau žinau, aš labiau suprantu ir taip toliau. Ir taip tolstu, ne tik nuo žmonių, bet ir nuo Dievo, ir nuo to gyvenimo, kurio trokštų, kurį būtų gera gyventi. Tai šiandien man svarbu neišvengti susitikimų, kurie nebūtinai visuomet yra labai malonūs. Šiandien susitikimas su jumis man tikrai nėra labai malonus ir tikrai ne dėl to, kad jūs būtumėt kažkokie nelabai mieli. Bet nuo vakar man ten kamuoja nerimai, aš ten žiūrėjau bukus filmus, kad tą nerimą pamiršti. Dabar fone kažkur aidi ir ką tu čia šneki, nesąmonės, nenuosekliai ir taip toliau. Aš bijau susitikimų. Bijau, kad juose išlenda tiesa apie mane, kurią aš vis dėlto dar linkęs maskuoti. Atsimenat, Adomo Dievas klausė, kur tu esi, kas nutiko? Ir jis ten iš po lapų bando visokias albi kurti. Aš irgi, kai Dievas klausė, kur tu esi, kas tau atsitiko, iki kur nuėjai, dažnai puolu teisintis, o nesakyti, štai aš Viešpatie, pasakyk, ar čia, ar gera kryptim einu. Taigi žmonės ir susitikimai yra Dievo man paruošti, jis yra tas, kuris veikia realybėj. Aš per ilgai dariau klaidą, kurdamas Dievui alternatyvę realybę, manydamas, kad mūsų šeimos, draugystės, darbovietės ir dar kas nors yra per purvinos jam veikti. Galvodamas, kad Dievas veikia visų šventųjų rezervate, kad Dievas veikia ten kažkur tik tai už storų bažnyčios sienų. Ir tai būdavo mano gyvenimas, kuriam trošku, iš jo bėgdavo į kažkokį urvelį religinį, kuriame turėtų būti gerai, bet gerai nėra, nes jis netikras, jis išgalvotas, o Dievas yra realybėj. Jis yra realus ir yra realybėj. Man svarbu nepabėgti, nors norisi. Norisi bėgti į televizorių kaip vakar vakare, norisi bėgti į svaigalus kartais, kai spengia ausys, norisi bėgti į mišką, dar kur nors bėgti. Nepabėgti, išbūti, Dievas viską padarys, ką reikia. Dievas yra tas, kuris veikia. Ne mes grojam pirmojų smuikų, nors kartais įsijautus gali taip pasirodyti. Taigi nevengti susitikimų, neperbėgti kitą kelio pusę, net jei tie susitikimai ne visuomet labai malonūs. Kito akivaizda man dovanoja tą pirminę tiesą, kad man reikia Dievo ir ne kaip atsarginio rato mano gyvenimo vežime, kad maža ką gal pradursiu, bet kaip vadeliotojo, nes nežinau kur eit, kad esu normalus vartotojas, dedantis lygybę ženklą tarp visko, kas malonu, laikau besąlygiškų gėrių, o visa, kas nemalonu, galvoju, kad negėris, kurio reikia išvengti. Kad man reikia Dievo, nes nežinau, nes neturiu gyvenimo žodžio, aš galiu daug kalbėti ir triukšmauti Dievui ir žmonėms. Bet tik jis turi gyvenimo žodžius ir mano reikalas įsiklausyti. Tol, kol aš užgožiu jo kalbėjimą, savo muistymusi ir daug žodžiavimų, tol mažai kas keičiasi. Jis turi gyvenimo žodžius, jis turi ką pasakyti ir paklūstant jo žodžiui, darant tai, ką jis sako, o ne tai, ką diktuoja mano įsiskaudinimai, puikybė, baimės, nepilnavertiškumai ir visos kitas turtas, darant tai, ką sako Jėzus, gyvenimai keičiasi ir iš esmės keičiasi. Pradeda vykti tikrai protu nepaaiškinami dalykai ir stebuklai. Taigi ta pirminė tiesa, su kuria reiktų gyventi kasdieną, turbūt bent man tai reikia, kitiems gal irgi nekenktų,
tai, kad esu beviltiškas ligonis. Ir nebus taip, kad vieną naktį, vieną kartą ir visiems laikams pasveiksiu. Kad turiu liguistą polinkį atkristi į ligas. Kad kartais man sirgti patinka, nes galiu tikėtis aplinkinių užuojautos. Kad elgiuosi liguistai, nes esu pirmųjų tėvų nuodėmės paliestas ir linkęs susireikšmint, linkęs užkopti į Dievo vietą. Tiek santykyje su kitais žmonėmis, tiek santykyje su savim. Taigi Jėzus ateina manęs gelbėti ir gydyti. Ir pasiryžęs daryti visą, net tai, kas man gali nepatikti, kad būčiau išgelbėtas. Man nusišypsojo laimė tikrai sutikti nemažai žmonių, malonių žmonių, o taip pat ir tų tokių išskirtinių. Vienas iš jų, daktaras Alekseičikas, turbūt kas nors esat girdėję, buvo mūsų bendruomenės kaimynas ilgą laiką. Tai čia vienas iš tų žmonių, kur su juo kalbantis nori ir bučiuot, ir smaugt tuo pačiu metu, nes labai skauda tai, ką jis daro, ir supranti, kad jį gera. Ir tikrai, kai pas jį lankiausi keletą mėnesių, tai būtent tą akimirką, kai patikėjau, kad aš jam rūpiu, prasidėjo mano bėdos jo skyriui. Kol abejojau, kad jis mane myli, tol jis ten šildė ir visaip kitaip. Bet paskui jis sako, aš sutinku mokėti tavo sveikimo kainą. Vat ir Jėzus, kai žvelgim jo kryžių, jis sutinka mokėti mūsų sveikimo kainą. Gali būti, kad aš nepadėkosiu. Gali būti, kad aš verksiu ir aimanuosiu, nors turėčiau dėkoti, nes vyksta operacija. Gali būti, kad aš mėginsiu pabėgti nuo operacinės stalo ir pyksiu, kad laiko kažkas. Tikėtina, kad taip ir bus. Gali būti, kad aš jį atstumsiu ir mėginsiu nukryžiuoti, prikalti, kad saugu būtų. Prikaltas Dievas, savo vietoj visada gali pasimti. Bet jis yra gyvas, veiksmingas, teisė širdies sumanymus ir veiksmus. Jis nori būti, jis yra esantysis ir jis yra realybėj. Tai man svarbu išlikti sveikstančiuoju. Ir tol, kol aš ligonis, nėra ko bijoti. Ligonis turi du pasirinkimus, arba sveikti, arba sirgti. Bet tada, kada žmogus tampa hipersveikas ir gurų, tuomet reiktų bijoti ir manęs, ir aš bijau tokių žmonių. Taigi nevengti būti tiesoje apie save. Man būdavo labai sunku priimti tiesą apie savo ribotumą dėl liguisto santykio ir su Jėzumi. Aš visada galvodavau, kad stoviu prieš jį kaip vertinimo komisijoje, o ne kaip pas gelbėtoją ir gydytoją. Tai tas įsiklausyti į jo žodžius ir išdrįsti daryti, būti ten, kuris kviečia būti, nepaisant to, kad yra milijonai malonesnių alternatyvų, nes jis rūpinasi, jis gelbsti. Ir nustoti savivaliauti. Čia man kasdienis ir turbūt sunkiausias iššūkis. Nuo vaikystės aš esu tas, kuris kažkaip, nežinau, turi tą ydą, kad labai greit žino, kaip nori, kaip turi viskas būti. Aš draugams sakydavau, jeigu tu mano draugas, tai daryk taip ir taip. Aš tikrai melsdamasis Dievui galvojau, Dieve, jeigu viskas bus taip, kaip aš tau sakau, taigi pasaulis bus tobulas ir tu būsi laimingas. Ir man dabar tas vis atgyja ir atgyja iš naujo. Kad aš pradedu labai greit žinot. Tai aš žinau šiai dienai savo skaudžiaus patirties, kad net mano norams pildantis, aš tampu vis labiau nelaimingas. O Dievo norams pildantis, jo valiai, ne mano sumanimams pildantis, vis dažnėja tų tokių akimirkų, kur galvoju, Dieve, ar ne per daug to gėrio. Dieve, tu stulbini dosnumu ir pasitikėjimu. Beribių pasitikėjimų. Dar labai svarbu tas, kad Dievas ateina pas mus be jokių sąlygų. Atsimenam Evangelijos pavyzdžius, kaip Viešpats Jėzus pastebi žmogų, sakydamas, dar šiandien man reikia būti su tavim, tavo namuose prie tavo stalo. Ir ten prie to stalo nesigirdi jokių sąlygų. Girdisi aplinkinių triukšmas, pasipiktinimai Jėzumi,
ką jis daro, taip nederėtų ir taip toliau, ką jis nežino, kur nuėjo. Dievas nebijo mano pragarų. Man nereikia pasikeisti ar ypatingai pasiruošti, kad Dievas žiūrėtų į mane palankiai, su meile, su gelbstinčiu gerumu. Jis nori, jam reikia, jis trokšta būti su manim ir jam nėra per žemą, jis nebijo užsikrėsti. Tai jis rodo liesdamas raupsuotus, kuriuos kiti atstumia. Tai jis rodomas sėdėdamas su muitininkais prie vieno stalo, nebijo susigadinti reputacijos. Dievas ateina gelbėti. Tikėjimo išpažinime mes kas kart išpažįstam. Leidžiasi į pačius pragarus, kuriuos sukuria mano savivaliavimas, mano geri norai, kuriais aš tą pragarą pagimdau, mano pasiekmes. Taigi aš neturiu bijoti Dievo kaip to, kuris ateina apiplėšti. Jis ateina išvalyti. Kartais taip, tas jo veikimas gali priminti apiplėšimą. Neretai aš esu kaip, nežinau, koks konteineris perpildytas. Esu pilnas išankstinių nuostatų, esu pilnas įsiskaudinimų, nepilnavertiškumų ir dar ko nors. Ir kai esu pilnas galiausiai liguistų Dievo įvaizdžių, kurie man iškreipia jo veidą. Ir kai jis pradeda valyti, mane pradeda gąsdinti tuštuma. Bet jeigu aš esu pilnas, jis negali pripildyti, liet savo dvasios, kuri visą stato, atkuria ir visą kitą. Taigi leisti Dievui būti Dievu mano gyvenime, žinoti, kad esu jo reikalingas, kad man jo reikia, kad klausydamas jo darau didžiausią paslaugą savo, o ne jam. Nes sveikstu, nes gyvenu vis labiau žmogiškai ir tuo pat metu dieviškai. Nes jis visą daro ir padarys, kad mano džiaugsmui nieko netrūktų. Mes galim juo pasitikėti. Jis nenuleis rankų. Popiežius emeritas Benediktas XVI yra sakęs, kad drąsos jūs priklausot komandai, kuri jau nugalėjo. Kitai būt negali, Dievas nugalės. Problema tik, kad šiandien mes daug kalbam apie gydymą ir žiniasklaidoj paskutiniam savaitėm pradeda formuotis toks priverstinis gydymas. Tai mes tikintys kartais mėginam priverstinai gydyti tuos, kurie šalia mūsų ir dar gali netikėti, arba taip toliau. Tai Dievas neprievartauja, vienintelė problema, nes jis yra meilė, tobula meilė. Jis išlieka iki kraujo kantrus ir kviečiantis atsiliepti ir priimti, bet niekada neišprievartaus. Tai stoviu prie durų ir beldžiu ir ta mano laisvė. Sako, net pragaras yra Dievo komplimentas žmogaus laisvei. Ta prasme, dvi grupės žmonių, vieniems Dievas sakys, kad ir skausmingai sakys, tebūnie kaip pasirinkai. Kiti laimingai sakys, tiesie Dieve tavo valia. Tas, kad Dievas nenori, kad kentėtumėm be prasmės, merdėjimo skausmus. Aš pernelyg ilgai guodžiausi mintim, kad esu katalikas ir mano reikalas šia žemė kaip nors iškęsti, viltingai žvalgantis už mirties lenkščio. O ten jau viešpats atlygins. Tai viešpats laukia manęs ne už mirties lenkščio. Jis laukia manęs kiekvieną akimirką. Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, sako. Jis laukia ir trokšta jau šiandien man patarnauti. Tik ar užteks nuolankumo pripažinti, kad man jo reikia ir nesigėdinti. Atsimenat, kai Jėzus pasilenkė prie savo mokinio kojų, tas irgi sureaguoja, jau ne, manęs tu nemazgosi. Toks sakytumėm, aš pats susitvarkysiu. Ir Jėzus perspėjo, sako, jeigu tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manim. Mums nereikia apsitvarkyti. Viskas su mumis tvarkoja. Tol, kol esam netobuli, kol turim skausmingų ribų patirčių, kol jų neignoruojam ar nelaikom pasiekimais, viskas su mumis tvarkoja. Leiskim Dievui
tikrai žengti ir netrukdomai veikti. Tikrai galim vis mergelės Marijos pavyzdžių kartot, mes bendruomeniai bandom savo maldelį kartot. Štai aš Viešpatie, te būna, te įsipildo, te įvyksta tavo valia, tavo sumanimai. Ne mano, bet tavo. Štai aš toks, koks esu. Daryk ne tik tai, ką noriu, bet daryk tai, ką reikia. Nepaisydamas mano virkavimų. Paskui iš tavo tą veikimą lieku dėkingas ir didžiai nustebęs, koks jis buvo, nors ir skausmingas, bet naudingas. Tai Dievui nėra negalimų dalykų, tas sakinys pakeitė mergelės Marijos gyvenimą. Tai va taip atsistot 100% prieš Jėzų su tuo, kad štai aš visas ir visoks, su nuodėmingais polinkiais, su gražiom svajonėm, su įsiskaudinimais, su negale mylėti ir pakęsti kitokių, su polinkiu priverstinai gydyti ne save aplinkinius, su tokiu liguistų pomėgiu kalbėti ir apkalbėti, teisti. Juk tikrai, tarkim, tenka dažnai save pagauti sėdi prie teliko, jeigu tokį turi pas tėvus, kai nuvažiuoji yra, ar su bendruomenės nariais prieš kitą žmogų ir jautiesi vertinimo komisijos narys, o ne žmogus, kuriam reikia Dievo. Tai va tas atsistot prieš Dievą visus 100% ir sakyti, eik į visus mano gyvenimo užkampius, į visą, kur man pačiam baisu įžengti, tavo artume aš atšylu. Atsimenam Zachiejus prie to stalo, kur nekalbėjo jokių sąlygų Viešpats Jėzus. Pats pašoka, sakytumėm, atšilęs, susivokęs pašoka ir daro sprendimus. Dievas ateina, kad būtų su mumis tokiais, kokie esam. Apkabintų mus tokius, kokius esam. Kad jo širdies artumoje atšilę galėtumėm priimti sprendimus keičiančius mūsų gyvenimus. Amen. Dieve, kuriam nėra negalimų dalykų, ateinu tavo akivaizdon ir mergelės Marijos lydimas tariu. Štai aš Viešpatie, tai įsipildo, tai įvyksta, teesie tavo valia mano gyvenime. Štai aš, su viskuo, kas mano gyvenime vyksta, su visu džiaugsmu ir beviltiškumu, visais akligatviais ir baimėmis. Štai aš šiandien prašau ir sutinku. Tau viskas galima, visa gali. Atnešu į tavo rankas savo ir artimųjų ligas ir negalės, tikėdamas, kad tavoji galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Meldžiu neatšaukiamą meilę, palieski mūsų žaizdas, padėk atpažinti, pripažinti ir išpažinti tau, sau ir žmonėms savo randuotą realybę. Suteik šventos bejėgystės, kad nebėgčiau iš realybės į iliuzijas, savęs ar kitų apgaulę, o joje pasitikėčiau tavimi ir tavo pastangomis mus išgelbėti. Suteik malonę, atpažinti tavo valią ir stiprybės ją vykdant žengti gilyn į gyvenimą. Už tavo meilę, už tai, ką veiki dėl mūsų ir tarp mūsų, garbė Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aš džiūgausiu, nes Viešpats geras man. Džiūgausiu, nes Viešpats geras.